Šitas trečias eilėraštis yra Marko Roko. Aš bandau verčiu šiaip irgi jo rinktinę, mes kartu ruošėmės. Ir aš čia irgi labai senai išspausdinau. Ir aš tik supratau vieną prasmę šito eilėraščio, kai atvažiavau gyventi Lietuvoje. Ir girdėjau, kas nors skaitė jį, užupį kažkur. Ir supratau, kad čia svarbus, kadangi jis vaizduoja Lietuvos poetą, ne ant kažkokio piliakalnių, ar prie griuvėsių, ar prie trobelės kažkur gamtoje, bet skalbykloj. Iš tikrųjų, Amerikos skalbyklą sužinojau. Skalbykla. Kiek šviesiaplaukių mergaičių, lankstančių apatinius drabužėlius, skalbimo mašinų gaudesys, neonas, TV žinius, vogčiomis žiūriu į jas, atliekančias apeigas, pintinis pilnus apatinių, kvepiančių kūnų, tokios rimtos, tokios gražios ir užsimiršusios mergaitės, manęs nepažįstančios mergaitės, pasilenkusios ties kupinomis pintėmis, svetima kalba, svetimi kūnai, svetimas aš, o skubomis grūdantis savo drapanas į skalbyklės gerklį, suspausta krūtinė, vienišas, visiškai nuogas, lietuvių poetas. Aš šitą dar angliškai paskaitysiu, kadangi yra geras priežastis, kodėl. Aš kaip vertėjas labai mėgstu, ką Jorge Luis Borges pasakęs, yra, kad nėra originalų, tik skirtingų versijų. Ir šitas eilėraštis įkūnija tą sakmę, kadangi Marius, aš tik neseniai sužinojau, parašė šitą eilėraštį angliškai, originaliai. Ir tada išvertė į lietuvių kalbą pats. Jis spausdino lietuviškai ir pametė anglišką versiją. Tai aš vėl išverčiau į anglų kalbą. Tai iš tikrųjų, čia nėra originalų, tik skirtingų versijų. Laundromat. So many girls with high-legged hair folding their underwear to the drone of laundry machines, neon, and the TV news. Stealthily, I watched them perform the ritual, baskets full of underwear with a lingering scent of flesh. So serious, so pretty, and so focused these girls who don't know me at all, bending over their brimming baskets of foreign language, foreign bodies, and foreign me. His rags stuffing quickly his rags into the washing machine's throat, his chest tightening, alone and completely naked, the Lithuanian poet.